SEO – ilgalaikė nauda jums. Įsivaizduokite, kad jūs dirbate milžiniškam dokumentų archyve, kuriame sukaupti duomenys iš viso pasaulio. Žmonės ateina pas jūs ieškodami aktualios informacijos ir jums per itin trumpą laiką reikia surasti jiems reikalingus įrašus. Kaip tai padaryti? Jums reikalinga sistema, leidžianti žinoti, kokia informacija yra visuose dokumentuose ir kaip jie yra susiję tarpusavyje. Sistema, kuri iš milijonų įrašų akimirksniu atrinktų reikalingą jūsų klientui. Paieškos varikliai, tokie kaip Google, Bing ar Yahoo, yra interneto archyvarai. Jūsų kurtos sistemos surenka ir apjungia visų interneto tinklalapių informaciją bei pateikus užklausą pateikia vartotojams reikalingą susistemintą informaciją. Kiekvienas paieškos variklis turi slaptą veikimo formulę, vadinamą algoritmu. Jos pagalba sistema paverčia visą turimą informaciją į paieškos rezultatą. Jei jūs esate verslo savininkas ir turite internetinę svetainę, jums paieškos sistemos yra labai svarbios. Aukštesni reitingai paieškos sistemose jūsų verslą leidžia surasti daugiau potencialių klientų. Vidutiniškai 35% vartotojų spaudžia ant top 3 nuorodų esančių Google natūralioje paieškoje, bei vos 6% vartotojų spaudžia ant nuorodų antrame ir sekančiuose paieškos variklių puslapiuose. Pavyzdžiui, jūs užsiimate langų gamybą, o jūsų puslapis yra reitinguojamas pirmoje google.lt paieškos vietoje. Per mėnesį Lietuvoje vidutiniškai 480 žmonių Google paieškoje įveda raktažodį langų gamyba. Ko pasėkoje, pas jūs į svetainę iš Google ateitų apie 170 potencialių klientų. Per metus šitas skaičius išaugtų iki 2000, o svarbiausia, tai jums nieko nekainuotų, tol, kol minėto raktažodžio reitingas išliktų aukštas. Aukštesnio reitingo paslaptis yra užtikrinimas, jog jūsų tinklapis turi paieškos variklių formulės dedamąsias dalis. Tai ir yra vadinama paieškos sistemų optimizavimu arba SEO. Iš anglų kalbos Search Engine Optimization. Daugelis svarbių formulės dalių yra žinomos. Žodžiai yra svarbu. Paieškos sistemos nuskaito visus žodžius internete. Tokiu būdu, kai kas nors ieško naujų žieminių batų, paieškos varikliai gali susiaurinti paieškos rezultatus, atrinkdami tinklapius, kuriuose yra minimi žieminiai batai. Pavadinimai yra svarbu. Kiekvienas puslapis internete turi savo pavadinimą. Paieškos varikliai skiria daug dėmesio puslapių pavadinimams, nes jie dažnai apibendrina jį, kaip pavyzdžiui knygos pavadinimas. Ryšiai tarp tinklapių yra svarbu. Tinklapyje patalpinta nuoroda į kitą svetainę dažniausiai reiškia rekomendaciją arba kad ta svetainė turi daug naudingos informacijos. Puslapiai turintys daug juos vedančių nuorodų puikiai vertinami paieškos sistemų. Ypač jei tos nuorodos patalpintos paieškos variklių aukštai įvertintuose tinklapiuose. Žodžiai nuorodose yra svarbu. Tarkim, jei jūsų tinklapyje yra įrašas su nuoroda profesionalios draudimo paslaugos, vedantis į www.vardenis.lt, paieškos sistemos gali nuspręsti, kad www.vardenis.lt yra susijęs su draudimo paslaugomis. Tuo būdu, jei kas nors ieškos draudimo paslaugų, minėtas puslapis gali gauti aukštesnį reitingą. Reputacija yra svarbu. Puslapiai su unikaliu, nauju, įtraukiančiu turiniu bei daug į juos nuvedančių nuorodų gali būti traktuojami kaip puikus bei reitinguojami itin aukštose paieškos variklių pozicijose. Tai yra tik pagrindai. Paieškos variklių algoritmai keičiami ir atnaujinami nuolat. Tam, kad išnaudotumėte visas paieškos sistemų galimybes, rinkitės profesionalų pagalbą. Mes užtikrinsime, kad jūsų verslas bus matomas internete 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visiems jūsų paslaugų internete ieškantiems klientams. www.sinergiaverslui.lt